Praeitą kartą, kai aš vedžiau webinarą, jeigu pastebėjote, mes pasakojame istoriją vieną apie Pablo ir Bruną. Tenai buvo tik tai paprasčiausiai toksai kaip pasakojimas apie du vaikinus, du draugus, kurį kelią buvo pasirinkęs. Vienas buvo pasirinkęs kelią, kad dirbti ir tik tai darbo dėka užsidirbti pinigus, o kitas dirbo ir šalia to dar kūrė savo, kaip mes tada girdėjome, vamzdynai. Ja? Taigi, o dabar mes norėčiau apibendrinti tą temą, kurią aš šnekėjau. Taigi, būtų, ką darai, nešioji kibirus ar tiesi vamzdyną. Taigi, iš tos paskaitos, kuri buvo praeitą kartą, fragmentas. Bruno, pas mane yra idėja, pasakė Pablo sekantį rytą, kada jie dviese nešė savo kibirus įdame upės link. Vietoje kibirų nešiojimo ten atgal už smulkmę pastatom vandentikį nuo upės iki gyvenvietės. Bruno netikėjo, kai sustojo, atrodo, kad žaibas būtų trenkęs. Na ir jisai apšaukė savo draugą, kaip tau galva galėjo šauti tokią idėją, mes turime labai gerą darbą. Galima apibendrinti šitą Bruno pasakymą. Ką tu darai? Nešioji kibirus ar tai vandentikį? Moka tau tik tada, kada tik pasirodai darbe, taip kaip Bruno vaikinas kibirams. Ar atlieki darbą tik kartą, o po to tau moka pastoviai, kaip buvo su Pablo atveju, vamzdyno statytojai. Kaip Pablo statėsi. Jei esi panašus į daugumą žmonių, reiškia realizuoja vandens nešiojimo planą. Tai yra vadinama spastais, laiką keitims į pinigus. Tikriausiai žinai, kad tai veikia. Dirbi valandą ir gauni už valandos darbą. Mėnesio darbas, o mėnesio pabaigoje alga. Dirbi metus ir gauni premiją už padirbtus metus. Netrodo tau tai pažįstama? Kibirų nešiojimo problema yra ta, kad baigti nešioti kibirus baigėsi ir tavo alga. O tai reiškia, kad supratimas toksai kaip patikimas darbas arba norimas darbas, tai yra tik iliuzija. Pavojus kibirų nešiojimo plane. Pajamas tik laikinas, o nepastovios. Jei Bruno atsikeltų iš lovos, tų skausmų nugaroje, arba negalėtų atsikelti iš lovos, kiek jis uždirbtų tą dieną? Teisingai, jisai uždirbtų 0. Nedirbi ir neuždirbi. Tas pats traktuojasi kiekvienam darbui panašiam į kibirų nešiojimą. Tada žmonės dirba su kibirais, naudoja priklausančius jiems biuletenius ir atostogas. Ir jei toliau nebenešios kibirų, nebegaus savo algos. Pabaiga, taškas. Kaip sakoma, nėra kibirų, nėra ir algos. Taigi, kaip aš negaliu nešioti kibirų? Štai pavyzdžiui, paimkite truputis iš mano istorijos, iš mano gyvenimo, truputį papasakosiu apie save. Ir dabar esu langų montuotojas, po to buvau vadybininkas, po to viską mečiau, atsidariau individualią veiklą, tapau jos savininkas, kur tarp kitko vėl montuoju, nešioju kibirus. Anksčiau atsimenu, langus montuodavau su kolega nuo 8 ryto iki 5 arba 6 valandų vakaro, o kartais mes dirbdavome ir iki 12 nakties. Grįždavom namo pavargę, bet su pinigais kišenėje. Iš ryto vėl važiuojame į darbą. Kartais dirbdavome ir savaitgalis. Juk pinigai, negi, paprašė tavęs padaryti darbą ir tu nepadarysi. Tau grįžtai moka pinigus. Svarbiausia būdavo tie uždirbti pinigai, o ne nuovargis, kurį mes patirdavome. Iš ryto atsikėlus tirpdavo iš tikrųjų rankos, skaudėdavo nugarą, nors iki šiol jinai nenustojo skaudėjus. Bet įsivažduodavom per dieną, priprasdavom ir vėl dirbdavom tik dėl pinigų. Mes tada buvome iš tikrųjų patys geriausi darbuotojai. Mes pilnėjame savo darbą ir tai, ką darėme. Bet nežinojome, kas yra vamzdynas. Uždirbdama
uždirbdavom mes didelius pinigus, kartais jie siekdavo iki 5000 litų per mėnesį. Galima būtų pasakyti, tai buvo pats geriausias darbas pasaulyje, kuriame nešiojami kibirai. Jei žinoma, toks darbas iš vis pasaulyje egzistuoja. Buvo tik viena problema. Kai sulaukiau 40 metų, aš jau nebegalėjau tiek daug dirbti, tiek daug panešti. Tiesiog pavargo mano organizmas nuo fizinio krūvio, o protas pavargo nuo atsakingumo. Nes kai matuodavau langus, paskui juos išsiųsdavo į gamyklą gaminti ir mes juos gaudom, po to atvažiuodavom juos montuoti ir visada tokia stresinė situacija, o jei netiks. Arba kas nors atsitinka, blogai pamatavai iš karto, automatiškai stresas ir, kaip sakome, duodam uždavą per galvą. Taigi, aš išsakau ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Atsirado visokios lygos, kurios dar labiau pradėjo sekinti organizmą. Šiandien aš dar vis montuoju langus, tai yra mano kaltė. Bet ir tas vadinamas mano svajonių darbas, kurį aš mylėjau, netikėtai dingo. Bent jau iš firmos išėjau ir dirbu savo veiklos vardu. Pradėjau statyti 2 vandentiekius iš karto. Vieną tokį ilgą, iki pensijos. O kitas trumpesnis, kuris jau atneša pasyvias pajamas. Ir jisai vadinasi tinklinis marketingas. Bet jis yra labai dar mažutis pas mane, tas mano vandentiekis. Tai tiesiu jį kas vakarą, o kartais ir per išeiginės dienas. O dabar, suprantate, tvirtina, kad neegzistuoja kažkas tai tokio, kas yra saugus darbas pasaulyje, kur yra nešiojami kibirai. Ar sutikėt savo ataskaitą tam, kad yra neapsaugoti tie, kurie nešioja kibirus? Pinklių problema yra tame, kad jei negali dirbti, neuždirbi. Pablo iš karto susigaudė, kokius apribojimus duoda kibirų nešiojimas ir pradėjo kurti sistemą, kuri leis gauti algą, nežiūrinti tai, ar tu dirbi ar ne. Pablo suprato, kad kibirų nešiojimas nėra saugus darbas. Jis suprato, kad tavo vamzdynas kaip tavo venos. Kas su tavim atsitiktų, jei tu netikėtai prarastum darbą? Ką tu darytum, jei rytoj tau nustoti mokėti? Kas būtų, jei tave atleistų iš darbo? Kas atsitiktų, jei tu pakliūtum į avariją, susirgtum ar neturėtum jėgų nešioti šios kibirus? Kas nutiktų, jei tavo gydytojui reikėtų atiduoti visas tavo santaupas? Kas nutiktų, jei kas nors pavogtų tavo auksinį kiaušinį? Jei jau rytoj tau nustoti mokėti, kiek ilgai galėtų mokėti už kreditus, už namą, automobilį arba apmokėti savo vaikų mokslus? Kiek? 6 mėnesius, 3 mėnesius, o gal 3 savaitės, kai Bodo Šeferis pajakavo į tą užduotą klausimą, aš nepragyvenčiau net kelių valandų. Taigi, tavo auksinis kiaušinis. Ar tu turi pasyvių pajamoms, tam, kad galėtum aprūpinti savo šeimą, jei įvyktų kokia nelaimė? O gal tau patinka azartiniai žaidimai? Tikint, kad sugebėsi nešioti kibirus iki to laiko, kol tau bus reikalingi pinigai. Tai neturi reikšmės. Plauni grindis, dirbi vadybininku ar buhalteriu, arba darai firmoje karjerą. Tu visada parduodi savo laiką už pinigus. Kaip čia galima kalbėti apie saugumą? Vamzdynas pumpuoja pinigus, kada tu ilsiesi. Prisimink, ką kalbėjo Pablo. Turi būti kitas variantas. Na ir laimėje jis pas mus yra. Jis vadinasi finansinis vamzdynas. Neišsenkantis pasyvių pajamų šaltinis. Pajamų, kurios atneša pinigus nepriklausomai nuo to, įdedi tu savo laiką ar pastangas ar ne. Vienintelis finansinis aprūpinimas - tai padaryti taip, kaip padarė Pablo. Statyti vandentiekį ir kartu nešioti kibirus. Vamzdynai kaip venos, todėl kad padeda žmonėms pabėgti iš laiko keitimo į pinigus spąstų. Kada tu nutiesi vandentiekį, tu padarai darbą tik vieną kartą, o moka tau daug kartų.
Vamzdynai dirba 24 valandas į parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus. O tai reiškia, kad vamzdynas pumpuoja tau į kišenę pinigus. Netgi tada, kada tu miegi. Arba kada gerai ilsiesi. Daro tai, kada tu išeini į pensiją. Ir netgi tada, kada tu sergi. Netgi tada, jei įvyko tau nelaimingas atsitikimas ir tu negali dirbti. Tau vis viena pinigai plaukia. Čia ir slypi pasyvių pinigų pajamų jėga. Todėl tvirtinu, kad tavo vamzdynas kaip tavo vienas. Taigi, dar pasižiūrime fragmentą iš sekančio pasakymo. Pas mus yra puikus darbas. Čia jau šneka Bruno. Aš galiu pernešti 100 kibirų į dieną, skaitant po 1 monetą už kibirą, tai 100 monetų per dieną. Aš turtingas. Savaitės pabaigoje nusipirkti savo naujus batus. Mėnesio pabaigoje nusipirksiu savo karvę, o po 6 mėnesių galėsiu pasistatyti savo naują namą. Pas mus pats geriausias darbas kaime, taip pat kaip ir pas mane buvo pats geriausias darbas. Mes turime išeiginės ir 2 savaitės apmokamų atostogų. Mes aprūpinti visam gyvenimui. Pamirškite apie savo vandenį. Tiki. Jisai Bruno to net nežinodamas taip sako. Taigi, dabar norėčiau vieną istoriją tokią papasakoti. Vienas daktaras vežė savo 4-metę dukrą į darželį. Ant užpakalinės mašinos sėdynės gulėjo fonendoskopas. Fonendoskopas, jeigu kas nežino, aš iš tikrųjų pasižiūrėjau, kas per daiktas, tai kur gydytojai tikrina jūsų pulsą. Vaikas paėmė jį rankas ir pradėjo su juo žaisti. Mano daiktai nori eiti mano pėdomis, pagalvojo daktaras. Tai pats laimingiausias momentas mano gyvenime. Mergaitė pasigambino fonendoskopą savo ant kaklo, o membraną laikė taip, lyg tai būtų mikrofonas. Sveikinu Jūs McDonald'e, galiu priimti iš Jūsų užsakymą. Ši saldi istorija pasako mums, kad mes turim polinkį išsirinkti savo darbą, kuris iš esmės yra kibirų nešiojimas. Iš mūsų pasakojimo tai vadinamas beždžionėlė mato, beždžionėlė mėgdžioja. Ši mergaitė McDonald'e buvo kad priėmė fonendoskopą su mikrofonu mėgdžioja darbuotojas, kur kalbasi klientais. Taip pat kaip ir ta mergytė, daugelis žmonių klysta, priimdami kibirų nešiojimą už vamzdyno tiesimą. Matom, kaip 99% žmonių nešioja kibirus. Todėl skaitom, kad kibirų nešiojimas tai vienintelis būdas siekti to, ko reikia išgyvenimo. Taigi, žmonės nešioja vandenį ir statantis vamzdyną. Todėl ir sunku buvo suprasti Bruno vandentikio didybę. Pablo buvo vienintelis tokios sistemos statytojas, kurios Bruno gyvenime nėra matęs. Bruno atsiuntė šią idėją, todėl, kad ji buvo nepaprasta. Dėl Bruno vandentikis buvo nepatikrinta sistema, o buvo radikalus ir nepatikrintas sprendimas. Daugelis žmonių galvoja, kaip Bruno, mes augam apsupti neturtingų žmonių, kurie nešioja kibirus. Todėl ir prieiname prie išvados, kad tokiu būdu yra sukurtas pasaulis. Tai primena viena reklama. Ar esate matę 100 000 lemmingų negali klysti. Čia kur su dūdele išvilioja visas žiurkes iš miesto. Kaip pasaka. Žmonės tvirtina apie tuos, kas nešioja kibirus. 100 milijonų žmonių su kibirais negali apsirikti. Atvirkščiai, tai įmanoma. Kibirų pasaulio pasirinkimas. Žiūrėkite tiesiai į akis. Šiame pasaulyje daugiau žmonių nešiojančių kibirus nebūtų, kurie tiesiai identikiai. O kodėl taip yra? Todėl, kad kibirų nešiojimas yra modelis. Kurį mes pasimėm iš mūsų tėvų ir kurį jie mums perdavė. Šis modelis reiškia pasaulio ir visiems turi eiti pagal nustatytas taisyklės. Iš turi eiti į mokyklą, mokyti nešioti kibirus. Reikia sunkiai dirbti, gautum teisę nešioti didesnius kibirus. Po to turi atsisakyti dirbti firmoje A ir pereiti dirbti į firmą B, kur tau duos šansą nešioti dar didesnius kibirus.
bet turės dirbti daugiau valandų, kad galėtum pernešti tūkstančius universitete, kurie gaus žinių, kaip nešioja kibirus. Reikia užsiiminėti moksliu tam, kad galėtum pakeisti metalinius kibirus į plasmasinius, o po to į šiuolaikinius kibirus, skaitmeninius. Svajosi apie tą dieną, kada galėsi išeiti pensiją, bet iki to laiko nešiok kibirus. Nešiok kibirus. Tai kiek daug uždirba tie žmonės, kurie nešioja kibirus? Daug. Publikuojamame žurnale Padė, nemokam, kiekvienais metais užrašo, kokia tavo alga. Amerikoje vidutinis darbuotojas uždirba $28 000. Skaičiuoja iš jos mokesčių, jų sistemą gausime $22 500 skirtų gyvenimui per metus. Taigi, pažiūrėkime teisybę į akis, $22 500 neužtenka tam, kad išlaikyti šeimą iš 4 žmonių. Tai reiškia, kad daugelis žmonių yra depresija dėl pinigų stygiaus. Kaip atrodo kibirų pasaulio statistika? Ką daro žmonės šiuo metu, kada yra poreikis dideliam pinigų kiekiui? Ryšint su tuo, kad turi ryšį su specifiniu kibirų nešiojimu mentalitėtu, turi tipinį mąstymą. Jei reikia daugiau pinigų, reikia nešioti kibirų. Jiems dar vieną darbą kibirais vakarais ir per išeiginės dienas, sako šeimos galva. Galiu grįžti į darbą ir vėl kibirus. Pat, sako mama, tai taip pat gali nešioti iki mokyklos arba išeiginės dienas, praneša tėvai. Taip, kaip nusprendė, koks statas. Šiuo metu Šiaurės Amerikos tai dirba labai daug. Sistema uždirba, pateisina save? Vienareikšmiškai ne. Štai keletas skausmingų, bet teisingų faktų. Paskolas. Rekordiškai per paskutinius 17 metų skolos namų ūkiai Amerikai padėjo 4 kartus. Vidutinis namų ūkis prie kiekvienam $9,5 skolos. Dirba moteris skaičius per paskutinius 20 metų augo 2 kartus. 40% šiandienai. Vis daugiau žmonių ima 3 kreditą už užstatą. Vieninteliai aktyvai namas tam, kaip keiti mokesčius. Nors aktyvas namas nesivadina, jis yra tik tai, jie gauna štai pinigus, o žmogus, jeigu iš kišenės išeina pinigai, tai vadinasi pasyvas. Taigi namas turėtų čia vadintis kaip pasyvas, bet Amerikoje namą laiko aktyvų, nes jį užstato, kaip užstatą. Su kiekvienais metais auga asmeniniai bankrotai. 2001 metais jie pasiekė $1,4 milijono lygį ir tai tuo laiku, kai ekonomika tik pradėjo klestėti. Kas apie tai galvojate? Tai iš tikrųjų tvarkoje. Netobula kibirų nešiojimo sistema. Žmonės galvoja, kad nedideli kibirai tai reiškia didesnį uždarbį. Kartuoja savo, kad viskas pasikeistų gerą pusę, jeigu jie galėtų gauti darbą, kur galima būtų nešioti didelius kibirus. Žmonės, kurie kibirus, domisi tuo, kiek uždirba kiti nešiuojantis kibirus. Amerikos statistikos departamentas turi duomenis apie valandinį atlyginimą šimtams įvairių profesijų. Galima keletą jų ir peržiūrėti. Virėjo atlygis čia už valandą $6, skaitykim jo, automechanikas $13, bankininkas $20 gauna jo, o dantistas, gydytojas, chirurgas jau virš $40 į valandą. Atrodo labai didelis atlyginimas. Tarkim, kad daugelis žmonių algas gauna už 40 valandų darbo savaitę. Nors iš tikrųjų dirba apie 50 valandų per savaitę, o gal ir daugiau. Ir turi kiekvienais metais 2 savaitės apmokamų atostogų. Metinės pajamas iš pasirinktų 5 profesorių atrodo taip. Virėjas 13 metų,
pardavėjas 18, paštininkas 34, juristas 75, o gydytojas netgi virš 100 000 dolerių per metus uždirba. Jei jūs būtumėte virėjų arba pardavėjų parduotuvėje, arba paštininkui, tikriausiai pavydėtumėte juristo ar gydytojo algos, galvodami, jei aš galėčiau uždirbti tiek pinigų kiekvienais metais, būčiau finansiškai nepriklausomas. Pasibaigtų naktis ir jaudulys susijęs su neapmokėtomis sąskaitomis. Žmonių pajamos nešiojančius kibirus. Tokias paprasto darbininko yra 28 000 skaitosi, jo juristas 76, gydytojas 102. Tai teisybė, kad kibiras yra daugiau už paprasto darbininko kibirą netgi 10 ar 5 kartus. Bet tai nereiškia, kad gydytojas finansiškai nepriklausomas žmogus. Vienodai yra priklausomas nuo savo darbo kaip virėjas ar paštininkas. Kodėl? Tai labai paprasta. Juk specialistai uždirba daug daugiau negu paprasti darbininkai, bet taip pat ir daugiau išleidžia. Gydytojai ir jis uždirba daugiau 100 000 dolerių per metus ir daugelis jų pajamų išeina aukštai gyvenimo kokybei. Sulyginkim išlaidas paprasto darbininko ir specialisto išlaidas. Darbininkas važinėja su senu automobiliu už 5 000, gydytojas arba juristas važinėja su elitiniu automobiliu už 45 ir daugiau tūkstančių. Darbininkas leidžia mokytis vaikus nemokamoje valstybinėje mokykloje. Gydytojas ir juristas moka už privatų mokymąsi. Darbininkas gyvena name, kuris kainuoja 75 000, o gydytojas ar juristas virš 350 000. Paprastas darbininkas valgo visuomeninėje valgykloje. Gydytojas ir juristas valgo brangiame restorane. Paprastas darbininkas negali sau leisti poilsio užsienyje. Gydytojas ir juristas su visa šeima važiuoja į kalnus ir geriausius kurortus. Dabar matai, kaip tai atrodo. Žmonės pavydi gydytojams, juristams, buhalteriams, todėl kad jie nešioja didelius kibirus. Tai tiesa, kad gydytojo kibiras gali būti 10 kartų didesnis už virėjo kibirą. Bet gydytojas išleidžia ir 10 kartų daugiau. Todėl abu turi tą pačią finansinę problemą. Nuo algos iki algos. Rezultate kibirai tampa tušti. Thomas Stanley ir William Danko bestsellerio Zemlė Next Door autoriai atkreipė dėmesį, kad didelių kibirų nešiojimas tai tas pats, kas praturtėjimas. Jie priėjo prie tokio sprendimo, kai išanalizavo žmonių įgūdžius gyvenančius prestižinėse rajonuose. Jie spėjo, kad žmonės, kurie prabangiais automobiliais ir gyvena brangiuose namuose, yra labai turtingi. Bet buvo klaidingas spėjimas. Stanley ir Danko priėjo prie nepaprastos išvados dėl praturtėjimo temos. Amerikoje daugelis žmonių turi klaidingą supratimą apie turtus. Turtai tai ne tas pats, kas didelės pajamos. Jei daug uždirbi ir daug išleidi, nebūsi turtingas. Tiesiog gyvensi prabangiai. Turtai tai ką sutaupai, o ne ką išleidi. Kaip tapti turtingu? Šį klausimą žmonės klaidingai supranta. Retai kada pasisekimas, palikimas arba mokslo laipsniai tampa tais faktoriais, kurie duoda žmonėms kaupti kapitalą. Turtai tai sunkaus darbo rezultatas, ištvermės planavimo pirmoje eilėje savo disciplinos. Vienu žodžiu, kibirai, nežiūrint jų dydžius, kažkada tai išties. Taip kaip vamzdynai, kurie visą laiką prisipildo. Bet vamzdynams reikia skirti laiką. Jie nenusities patys. Reikia laiko ir pastangų, kad juos pastatyti. Ir pabaigoje visi kibirai bus tušti, nes dideli kibirai niekada nesprendžia jokių problemų. Nes kiekvienas nori turėti didelį kibirą. Niekas neatsisakytų nuo padidintos algos arba daugiau apmokamo darbo. Jei kibirų nešiojimas ta vienintelė tavo pajamos yra vienintelis tavo pajamos. Patarimas nešioti pačius didžiausius kibirus. Kokie tu sugebėsi nešioti? Taip pasakinėja loginis mąstymas. Bet tai nekeičia fakto, kad kibirų nešiojimas nepadarys tavęs finansiškai nepriklausomai. Kibirų nešiojimas kada netaps šeimos ir neturi rizikos. Kodėl?
nešioji kibirą, tu turi darbą ir padaryti jį tam, kad gautų algą. Diena, kada nustosi nešti kibirus, paskutinė, kada tau užmokės. Daugelis iš tų, kurie nešioja kibirus, perėjo iš būsenos sekantis milijonierius į sekantis bankrotą. Todėl, kad nesuteikė reikšmės arba ignoravo svarbą vandentiekio statybai, dar tada, kad nešioja kartu, kuris tapo tokiu, jis ir jo gyvenimas. Vamzdynas kaip ir suprato, kodėl. Taigi vamzdyno didybė. Ir vėl fragmentas iš praeitos paskaitos, bet Pablo nepavyko taip lengvai atkalbėti. Kantriai jis paaiškino savo geriausiam draugui savo planą, bet įtikinti jo nepavyko. Ir Pablo vandentiekį pradėjo statyti vienas. Pablo dar jau pusę dienos nešiojo kibirus, o likusią laiką ir per išeiginės jis pasišventė savo vandentiekio statybai. Jis suprato, kad sunku bus iškasti kanalą tvirtoje kaip uola žemė. Atsižvelgiant į tai, kad mokėjo jam nustatytą kainą už kibirą, Pavlas suprato, kad jo pajamas iš pradžių sumažės. Davė savo ataskaitą tam, kad praeis metai, gal 2, kol jo vamzdynas taps atsiperkanti investicija. Bet Pablo tikėjo savo svajonę, todėl ir griebėsi darbo ir susikoncentravo į savo idėją. Kiekvieną dieną jis dirbo ir nešiojo vandenį, kaip anksčiau, bet per išeiginės ir laisvalaikį įstatė savo vandentiekį. Nagi pažiūrime. Tai buvo, dabar tokį pasakojimą jums papasakosim. Tai buvo bus pasakojimas apie 2 skirtingus žmonės. Apie labai populiarų beisbolo žaidėją ir pradinių klasių mokytoją iš mažo miestelio. Jis jaunas vyras, jį garbus amžiaus moteris. Jis uždirbdavo milijonus per metus, o jį nedaugiau kaip 10 000. Jis gyveno garbės ir palaimų pasaulyje, į mažame miestelėje. Tai visai nedidelis skirtumai lyginant su sprendimu, lyginant su jų asmeniniu gyvenimu ir finansinėmis situacijomis, kokias jie naudojo. Juk viena iš jų asmenų tiesė vamzdyną ir išėjo į pensiją, būdama milijonierium. Tuo laiku, kai kita asmenybė visą gyvenimą nešioja kibirus ir dabar, kada atėjo laikas, ji ant bankroto ribos. Pasakojimas liečia 2 visai skirtingus žmonės. Bet tai nesvarbu. Svarbu jų sprendimas ir kokius jie naudojo ir tai, ką galima pasimokyti iš jų pavyzdžių. Po to, kai papasakosiu jums šias 2 istorijas, jūs suprasite, kodėl taip svarbu tiesti savo vandentiekį. Kodėl tai vienintelis būdas sukurti tikrą apsirūpinimą ir tikrą finansinės nepriklausomybės pasiekimą. Tai tavo sprendimas. Ir papasakosiu baladę apie beisbolo žaidėją. Pradėkime istoriją apie populiarų beisbolo žaidėją. Per kelis dešimtmečius šis talentingas sportininkas priėmė kelis blogus finansinius sprendimus. Sprendimai lietė jo asmeninį gyvenimą, atvedė jį prie skyrybų dėl priklausomybės alkoholiui ir narkotikams. Visa tai buvo labai nemalonu, bet ir jo finansiniai sprendimai ir nebuvo geriausi, kas pasiekoje atvedė jį, kad jis šiuo metu neturi nė grašių. Gal esate girdėję apie jį. Tai Darrelas Strawberry. Profesionaliai žaidė beisbolą beveik pusę gyvenimo. Šiuo metu jam 48 metai. Duomenys iš tikrųjų yra paimti, kai jam buvo 38. Bet būdamas dar labai jaunas, jis labai greitai pateko į aukščiausią lygą. Savo profesionalių žaidimų Strawberry uždirba solidžią sumą, maždaug tarp 2–5 milijonų dolerių per metus, ir tai tik iš beisbolo žaidimų. Dar panašiai tiek pat gaudavo už reklamą, už pelningus pasirodymus, už autografus ir gausite sumą nuo 50 iki 100 milijonų dolerių per metus, kuriuos uždirbdavo iki 40 metų amžiaus. Karjera neamžina. Kas uždirba tokius pinigus, turėtų būti aprūpintas iki gyvenimo pabaigos, ar netiesa? Bet nieko panašaus. Vietinio laikraščio straipsnė parašyta: Strawberry neturi pajamų ir santaupų tam, kad išlaikytų savo žmoną Čerisę ir jos 3 vaikus. 100 milijonų dolerių nieko iš to neliko. Kaip tai vyko? Labai paprasta, jis išleido visus savo pinigus. Brangus namai, brangus automobiliai, brangus advokatai, apginantis jo visokius nusižengimus,
brangios skyrybos, brangios terapijos nuo alkoholio ir narkotikų. Šiuo metu Strawberry atleistas iš didžiojo sporto ir jis negali žaisti beisbolo, o tai reiškia, kad jis nebeturi pastovių pajamų. Vienintelį, kas pasirodo, tai naujos sąskaitos ir kasdien jos vis didesnės ir didesnės. Kita istorija visai turi kitokią pabaigą. Šis pasakojimas apie mokytoją iš mažo miestelio, Margaret O'Donnell. Tai įrodymas, kad nereikia nešioti didelius kibirus tam, kad nustiestum vandentiekį. O'Donnell dirbo mokytoja mokykloje 50 metų. Kai jis 70 metų išėjo į pensiją, jos uždarbis siekia apie $8,5 tūkstančių per metus. Ji numirė sulaukus 100 metų ir paliko beveik $2 milijonus humanitariniams tikslams, bažnyčiams, mokykloms, jaunimo organizacijoms. Kaip tai įmanoma, turint mažesnį uždarbį nei $10 tūkstančių per metus sutaupyti tokį kapitalą? Tai paprasta, ji padarė ilgalaikės investicijas, atsakingai investavo pinigus į akcijas ir obligacijas, leisdama jiems augti, tiesdama finansinį vamzdyną. Ilgalaikio vamzdyno tiesimas. Margaret mylėjo akcijas, kalbėjo apie ją biržos makleris. Kada mes susitikome pirmą kartą, ji numetė man ant stalo 3 akcijas ir paklausė, ką man su jomis daryti. Ji turėjo omeny akcijas, kurios nelabai aukštai kotiravosi biržose. Per sekančius 20 metų Margaret investicinis krepšelis pildėsi. Ponė O'Donnell turėjo akcijų paketą, kurį laikė iki mirties. Ji labai retai kada naudojasi savo investicijomis, leisdama savo vamzdynui tiestis netgi tada, kai jau buvo pensijoje. Jinai padarė nedidelės aukas, bet pasiekė didelius pasiekimus. Jei galvojate, kad Margaret buvo viena iš tų daugelio šiukščių senmergių, kurios suspausdavo pinigus ir niekam neduodavo, neleisdavo, netgi plikydavo arbatą iš vieno pakelio kelis kartus, tai jūs labai klystate. Ji dažnai eidavo su draugais į restoranus, važinėjo pačiu naujausiu Duke modeliu. Ji labai dažnai atostogavo Europoje, neatsisakydama nuo gyvenimo malonumų. Bet buvo jinai disciplinuota ir pinigus leido protingai. Taupė ir investavo kiekvieną mėnesį, netgi tada, kada išėjo į pensiją. Taip Margaret tapo klasikiniu pavyzdžiu to, kaip nutiesti savo ilgalaikį ateities vandentiekį. Ji pradėjo taupyti ir investuoti, kada ji buvo virš 20 metų. Darė tai iki pat mirties, iki 100 metų amžiaus. Tai kaip auga vamzdynų metus, tu sužinosi tuoj pat. Tavo vamzdynas auga. Kaip ir Pablo, žmonės, kurie tiesia finansinį vamzdyną, negauna pajamų pirmas darbo dienas. O gal net pirmus darbo metus, kaip ir matote, jo pirmas kilometras yra nuveinamas labai sunkiai. Bet eiliškumu ir disciplina kartu su pastangomis ir reikalingo laiko įdėjimu gali nedidelės sumas paversti į didelius dividendus. Vamzdynai dirba netgi tada, kada kibirai jau tušti. Jūs suprantate dabar, ką aš turėjau galvoje, kada kalbu apie vandentiekio galybę. Darrylas Strawberry nešioja didelius kibirus daugelį metų ir kuo dabar gali pasigirti? Nieko, išskyrus pilną dėžutę neapmokėtų sąskaitą. Strawberry turėjo 20 metų vamzdyno statybai, jeigu tik jis būtų atidėjęs nors po 10% savo uždarbio investuodamas į akcijas ar dar kažkur tai, ar tinklinį marketingą. Tai būtų dabar turėjęs auksinę balą, kurios kaina būtų buvusi nuo 20 iki 100 milijonų. Bet tai jisai nepadarė. Bet mes turim paprastą galimybę. Strawberry galvoja, kad jo kibirai niekada neištuštės. Ir čia jis suklydo. Kibirai nepriklausomi nuo jo dydžio, patys neišsituština. Taip atsitinka todėl, kad tas, kuris nešioja, turi juos pastoviai nešioti ir rūpintis tuo, kad jie būtų pripildyti. Tada, kada nustojama juos nešioti dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo arba paprasčiausiai nuovargio, kibirai tuo jau pat tampa tušti. O tuo metu vamzdynai pumpuoja ir dar ilgai po to pumpuos. Bet ir kai kibirai tampa tušti, net ir tada, kai jie tampa tušti. Šis principas yra teisingas, kaip ir mažų kibirų atžvilgių, taip ir didelių kibirų. Neturi reikšmės jokios, ar tu nešioji mažą, ar tu didelį kibirą. Aš jau sakau, kad kibiro didumas neturi jokios reikšmės.
žmonės su dideliais kibirais turi polinkį į pinigų švaistimą. Raktas į finansinę laisvę yra priėmimo mentalitetas vamzdyno tiesimui, o po to plano realizavimas ir vamzdyno tiesimas. Taigi didelio kibiro modelis. Kuo mažesnis kibiras, tuo didesnė būtinybė tiesti vamzdyną. Dirbdami nedideli pinigai negarantuoja finansinės laisvės. Tik vamzdynas tai gali garantuoti. Jei neprimsi vamzdyno tiesimo strategijos, tai galų gale tavo kibiras taps tuščias. Aš papasakoju jums istoriją apie beisbolo žaidėją tam, kad jūs suprastumėte, jei jau toks didelis kibiras galėjo ištuštėti, tai gali atsitikti ir su tavo kibiru. Pagalvok apie tai. Stravder elgėsi lygiai taip pat, lyg jam ir atrodytų, kad tie kibirai niekada neištuštės. Ką tu pasakysi apie save? Stravder išleido visą savo laiką ir neapgalvotai išleido visus savo pinigus, nors turėjo šansą juos investuoti į vamzdyno tiesimą. O dabar pasižiūrėkime į save. Tai tiesa, kad Stravder padarė neprotingą pasirinkimą. Tai kainavo jam labai brangiai, bet pats neprotingiausias jo sprendimas tai nestatyti vandentiekio. Tai nedovanotina klaida. Tuo laiku Margaret O'Donnell buvo labai protinga ir tiesė vamzdyną, jau tada, kada dirbo nešiodama kibirus. Kada jos kibirų nešiojo dienos pasibaigė, vamzdynas ir toliau pumpavo pinigus. Dabar yra tavo eilė nuspręsti. Dabar noriu paklausti tavęs, kokioje finansinėje situacijoje norėtum atsidurti? Stravderio ar O'Donnell? Jei tu dabar atsakysi antrai, tu turi pradėti tiesti finansinį vandentiekį jau šiandieną. Jei žinoma, to nedarai. Nors čia susirinkę būtent tie žmonės, kurie jau pradėjo tiesti savo vamzdyną. Juk tinklinį marketingą aš skaitau mūsų pagrindinių vamzdynų. O gal kas tiesia šalia tinklinio marketingo ir dar normalaus darbo, dar ir finansinį vamzdyną. Aš tai tiesiu, o jūs? Vamzdynas kaip vienas, todėl kad funkcionuoja be mūsų pagalbos. Gali būti, kad laikas nuo laiko juos reikia kontroliuoti arba paremontuoti. Gal net ir perstatyti, bet vamzdynai atneša pelnus metai iš metų. Taigi, tavo pasirinkimas, tavo sprendimas, o nesitikimas nustato tavo ateitį. Darrell Strawberry, kaip ir Margaret O'Donnell, turėjo sprendimo galimybę. Darrellas pasirinko kibirus, o Margaret vamzdyną. Jie nusprendė savarankiškai. Dabar yra tavo eilė rinktis. Taigi, šiandienai, kaip ir visa tema, iš tikrųjų, jeigu patiko ši tema, yra dar tęsinys, galima dar tęsinį padaryti, bet čia jau sekančiam kartą. Taigi, ar turite kokių klausimų? Irmina, esi? Įdomu, aš matyčiau, ar ne klausimas? Hello? Gaila, kad nematau, jeigu turite kas klausimų. Atsakyčiau klausimus. Dar truputis apie save. Pradėjau aš tuos vamzdynus tiesti, galim sakyti, prieš porą metų finansinius vamzdynus. Ir netgi, kaip sakant, brendant iš krizės, jie iš tikrųjų padėjo, tie vamzdynai. Ir dabar pas mane yra statomi po truputį. Tikiuosi išeiti į pensiją jau su dideliu ir plačiu vamzdynu, ne tik finansiniu, bet ir tinklinio marketingu. O kaip pasakė, dabar galvoju, man atrodo,
Bodo Šeferis jau pasakęs yra, kad reikia turėti 3 finansinius srautus pasyvius, tam, kad galėtum gerai gyventi. Taigi pas mane kol kas yra 2, statome jie dar, bet tikiuosi pastatysim juos. Vienas jau duoda derlių, tai tinklinis marketingas, o kitas tai ne. Dar reikėtų dar vieną pasidaryti. Ir Mina, ar esi? Esu ir klausimas yra, kaip ieškoti naujų žmonių? Va, čia geras klausimas. Kaip ieškoti? Kaip patinka ieškoti iš tikrųjų, koksai esi žmogus. Jeigu, pavyzdžiui, patinka šilti kontaktai, galima netgi gatvėje užkalbinti žmogų. Tau patikusi, aišku, jeigu tau jisai patinka. Jeigu, pavyzdžiui, negali žmogus užkalbinti, galima internetu, dabar labai populiaru ir netgi pasikalbį su žmonėmis, galima netgi nesėdint internetu kažkokį užklausimą išsiųsti. Mano grupėje yra mergina, kur internetu žmonės atveda. Po to, kaip dar galima? Nu, paprasčiausiai kažkur tai susitinki, kažkas tai kažko paklausia ir visą laiką reikia sakyti, kad įdomus dalykas, tarp kitko, manęs klausia, sako, kaip tu gyveni, nors ir iš tikrųjų nelabai kaip gyvenu, bet klausia, kaip tu gyveni, sakau, labai gerai gyvenu, sakau, užsiminėjau kvepalai, sakau, kvepiu visą laiką ir dar už tai pinigus gaunu. Sako, o tai kaip papasakot, na, pradedam šnekėti, žiūrėk ir žmogus atsiranda pas tave grupėje. Ta, nu, priklauso nuo žmogaus. Aš, man atrodo, matau klausimą, ar ne? Kur patartumėte investuoti? Čia ta prasme į akcijas ar obligacijas, kur galima būti info sužinoti. Gediminas. Čia yra labai sudėtingas klausimas. Pasakysiu vieną dalyką tik tai. Galima parodyti, į kurį autobusą įsėsti, bet niekada aš jums neparodysiu, kada iš jo išlipti. Gali tas autobusas važiuoti į kalną ir staigiai paskui leisti žemyn. Investicijos reikia mokintis. Yra literatūros, yra seminarai, galima iš tikrųjų to išmokti. O jeigu bijote rizikuoti, yra akciniai fondai, juos galima investuoti, tas fondus, pasitarus su specialistai. Bet tenai yra mažos rizikos ir pelnas labai mažas. Gediminai čia. Kristina rašo, kad mes klausomės darbe jūsų pranešimų, ačiū tau. Ir Mindaugas Bartusevičius norėtų dar kažką tai paklausti. Taigi mes Mindaugui atidaro mikrofoną. Mindaugai, klausk tiesiai Ryčio. Labas vakaras jums. Labas vakaras. Jeigu jinai nemoka bendrauti, vadinamais šaltais kontaktais, gatvėje užkalbinti žmonių ir panašiai, internetu irgi nemokama, bet skatina daryti. Nemoka kurti puslapį, nes su tokiu motyvuojančiu, ką tada daryti? Ai, supratau, labai blogai girdėsi, bet supratau. Aš, kaip su žmonėm kalbuosi, kartais būna žmonės, kurie paprasčiausiai, jie, nu, tiesiai šviesiai sakant, sarmatijasi, jo, sarmatlyvi tokie yra. Tai, bet jie vis tiek tie žmonės turi draugų savo. Nu, paprašykit 5 savo draugų, kad jie ateitų pas tave vakarėlį padaryti. Nu, parodykit produktą, pauostykit tos kvepus, kažką tai išvalykite, papasakokite jas. Ir vakarėlio pabaigoje pasišnekėkite su tais žmonės pakviestais, kad jie galėtų pas save irgi padaryti tokį vakarėlį, dar su 5 žmonėm. Ir iš tų 5 žmonių, nu, vienas tai tikrai pasakys, galima pas mane padaryti vakarėlį. Jau žiūrėkit, turite 5 kontaktus ir paskui ateityje vėl 5 kontaktai. Jie va taip visą laiką ir eina tie kontaktai, jau jums faktiškai kartais net nebereikia dirbti. O va kaip va taip išmokini savo grupę žmogų dirbti,
tai paprasčiausiai žiūri, o, vėl žmogus naujas atėjęs į komandą, vėl žmogus naujas į komandą atėjęs. Pradžias patarimas, sakau, per vakarėlius, grinai per kvepalų vakarėlius galima žmogų pasikviesti čia ir geranoriškai žiūri tuos dalykus, netgi moteris tai labai mėgsta. Tik tai vieną kartą buvau teisingai susidūręs su jaunu kontingentu, ten buvo nuo 14 iki 16 metų. Tai va šitam kontingentui apie valgymo produktus nepasakot nieką, nes frizena visą vakarą. Iš karto pradėkit nuo parfumerijos. Parfumerija ir kvepalai. Tada jom jau patinka, jos tada jau klausosi ir perka. Tai va, ar atsakiau klausimą? Man atsakė, bet man nežinau, labai graži. Padarykit kvepalų vakarėlį, žinokit, tikrai padės ir paprašykit, kad žmonės dar su savo draugais pasišnekėtų. Negi sunku ateit pas draugą atsigerti kavos valandai, o ta valanda tęsiasi visą laiką 3 valandas. Čia jau 100%. 3 žmonės turėsit iš tokio vakarėlio. Ar dar turit ką nors? Kol kas klausimų nematau. Olga, dėkoju už paskaitą ir tikrai iš tikrųjų ačiū Ryti labai tau. Buvo labai įdomu. Prašom, prašom. O jeigu kas iš tikrųjų norite tuos pinigėlius, kuriuos uždirbate iš tinklinio marketingo, tą vadinamą lietuvišką 10% investuoti, tai siūlyčiau, yra tinklapis Jonausko, atsidaryti tą tinklapį, ten yra seminarų nemokamų, galima pasiklausyti apie investicijas, bet mokslus, jeigu norite jau rimtai užsimti investavimu, galima baigti pas Rimvydą Jasinavičių. Jisai mokina. Nu, tenais brangus tie mokslai kainuoja, bet labai, labai efektingai viską išpasakoja, kaip kas kur kame. Tai va, toks patarimas mano. Aš pats esu baigęs mokslus. Jonauskas. Dabar kaip sunku. O jūs gal žinot, kaip padarykit? Aš jums, kam įdomu, jūs va šitą paštą parašykit man, gerai? Aš jums tada nuorodą iš karto įdėsiu, ten bus seminarinių medžiagų, viską galėsit pasižiūrėti tikrai. Pasistatykit savo vandentekį. Paskui, kaip sako, užsieniečiai pensininkai važinėja įsišiepę po Europą, taip? Ir mes taip važinėsime. Pasistatysim teisingai savo vandentekius. Taip, Ramutė Ryčiui dėkoja ir, žodžiu, tikrai labai labai ačiū visiems, kas prisijungė, buvo 27 žmonės šį vakarą klausė, bet mes, jeigu mokinsim savo naujus žmonės prisijungti ir tikrai tai tęsis ir žmonės tobulės. Kągi, iki kitų kartų ir viso gero visiems. Viso geriausio, iki malonaus.